E, Labai džiaugiamės, kad tiek daug susirinko žmonių, nesitikėjom. Praeitais metais buvo mažiau, šiemet daugiau. Pradėsim. Čia Gediminas, iš Lemonos, aš Paulius, iš Lupa Search. Mes dirbame kartu ir pagalvojame, kad būtų labai įdomu pristatyti jum bendrą temą, tai yra kaip mums sekasi dirbti kartu ir ką Lemona atrado e-prekyboje, diegdama paiešką ir su kokiais iššūkiais susidūrė. Bet kad ta istorija būtų įdomesnė, pagalvojame, kad gal visai būtų įdomu surišti truputėlį su kokiu nors istoriniu įvykiu. Pats istorija labai domiuosi, man jinai labai patinka. Tai gal žinote, kaip lietuviškai yra survivalship bias? Ar žinote gal kas nors šitą istorinį faktą apie survivalship bias, apie šitą terminą? Niekas nežino. Labai gerai. Labai įdomi istorija, aš tikiuosi, kad jums labai patiks. Žodžiu, survivalship bias lietuviškai yra išgyvenimo šališkumas. Tai aš turiu labai trumpą istoriją, jinai yra kelių minučių, aš jums ją paskaitysiu, kad suprasti, kur mes vesime šitą temą tolyn. Man gal tik tai reikėtų pultelio. Taip, Antras pasaulinis karas. Karo metu vienas iš iššūkių sąjungininkų buvo grįžtantis lėktuvai, nusėti kulkų skylėmis. Atrodė logiška šarvuoti tas vietas, kur lėktuvai buvo labiausiai pažeidžiami. Štai va čia yra planas, čia grįžtantis lėktuvai su kulkos žymėmis. Bet tuomet įsikišo matematikas Abraomas Valdas ir jo požiūris buvo visiškai kitoks. Jis pastebėjo vieną esminį dalyką. Kariškiai analizavo tik tuos lėktuvus, kurie grįžo. Bet ką tai reiškia? Ogi tai, kad jie nematė tų lėktuvų, kurie negrįžo. Ir būtent čia atsiranda išgyvenimo šališkumas. Valdas suprato, kad grįžusieji lėktuvai, nepaisant kulkų skylių, vis tiek sugebėjo grįžti. Taigi tos skylės žymėjo vietas, kur lėktuvas galėjo būti pažeistas, bet vis dar skristi. Tačiau lėktuvai, kurie buvo pažeisti varikliuose ar kitose gyvybiškai svarbiose dalyse, jie negrįžo. O tai reiškia, kad šios dalys yra tos, kurias reikia šarvuoti. Valdo išvada buvo tokia: šarvuoti reikia tas vietas, kur nėra kulkų skylių. Ir čia netradicinis požiūris padėjo išgelbėti daugybę lėktuvų ir žmonių gyvybių. Šitą istoriją perskaičiau, man ji labai patiko ir dirbdamas su paieška supratau, kad iš tiesų mes sprendžiam labai panašią situaciją. Mes esame tokiame kaip e-prekybos žaidėjai, yra tokiame e-prekybos kare ir jūs esate linkę visi žiūrėti sėkmę. Kiek orderių turit, kiek užsakymų paaugo, koks pakilimas, kur kas ką surado, bet niekas nediskutuoja apie tai, kas ką prarado. Tai yra tam tikros vadinamos prarastos galimybės. Mes paėmėm standartinę parduotuvę, kuri turi per tam tikrą laiko tarpą daugiau nei 1 milijoną tų vadinamų search query, tai yra užklausų paieškoje, nes vartotojai atėję į e-prekybos sistemą, jie apie 70% vartotojų iš karto instinktyviai eina per paiešką ir kažko ieško. Ir 55 000 tokių kaip ir nulinių rezultatų. Tai reiškia, kad negrįžo tas rezultatas joksai ir iš to gavosi, kad mes turime
kažkur apie 5000 neįgyvendintų užsakymų. Tai konvertuojant pinigais, kiekvienas turi turbūt apsiskaičiavę savo vidutinį krepšelio dydį, gali įsivaizduoti, kiek pajamų galėjo prarasti. Ir tai yra negrįžę lėktuvai. Problema yra ta, kad dažnai niekas nediskutuoja viduje apie šitas temas, kokias galimybės prarado. Dažniausiai diskutuoja apie tai, ką laimėjo, arba kur sumažėjo, bet ne tai, ką galėjo gauti. Tai čia yra tokie skaičiai ir mes juos tiesiog suvedėm su tais lėktuvais negrįžtančiais ir bandėm pritempti prie e-prekybos atvejo. Tai klausimas yra, kaip išsaugoti. Kaip išsaugoti tuos lėktuvus ir kaip apšarvuoti tas vietas, kurios yra svarbiausios. Čia problema kaip ir aiški, dabar koks galėtų būti sprendimas. Tai aš duosiu labai trumpą tokį teorinį pagrindą. Mes pasiėmėm institutą, kuris tyria, pasaulinis institutas, kuris tyria e-prekybos konversijas, UX, UI, visas gerasias praktikas. Ir yra tokia kaip ir pagrindiniai 8 raktiniai, neraktiniai, kaip čia, pagrindinės problemos, pagrindiniai iššūkiai diegiant paiešką, ar ne? Tai pirmasis tipas yra exact. Ką tai reiškia? Gal aš iš karto visas atidarysiu, kad jums būtų paprasčiau. Žodžiu, yra 8 tos technikos pagrindinės. Ne technikos, bet pagrindiniai tie elementai paieškoje. Tai pirmoji yra exact. Ir čia parašyta, kiek su kiekvienu tipu, kiek verslai, čia Amerikos, man atrodo, yra statistika, kiek žinau, arba pasaulinė, nesu tikras, bet tikrai ne Lietuvos. Tai bus arba globali, arba tik tai Amerikos. Tai 42% turi problemų su tiksliaja paieška. Tai reiškia, aš įvedžiau iPhone 16, ten 128 GB tikslę paiešką ir man neišmetė būtent to produkto, kurio aš tiksliai ieškojau, tiksliai žinojau. Toliau yra product type. Product type tai būtų, pavyzdžiui, sportiniai batai, ar ne? Tai dažniausiai tai yra nebe produkto paieška, bet kategorijos paieška, nes didėse katalogose būna ir filtrų paieška arba kategorijų paieška. Tai čia, kaip matot, yra labai didelis negrįžtančių lėktuvų skaičius arba dalis ta procentų yra labai didelė, 71%. Toliau yra simptomai ir simptomas tai mes vadinam, tarkim, neįsijungia telefonas, ar ne? Žmonės ieško tokių dalykų, jie turi, tarkim, kažkokią tai bėdą ir mes instinktyviai galvojame, kad paieškoje žmonės ieško tik produktų, bet ne, jie ieško ten labai daug visokios informacijos, jie pripratę prie Google paieškos ir tas vadinamas symptom search, tai reiškia, tarkim, įsiveda žmogus, kad telefonas neįsijungia, bet jis negauna jokio rezultato, jis negauna atsakymo. Prie to dedasi ir non-product search, tai veda žmonės ir darbo laiką, fizinės parduotuvės ir grąžinimo garantijos kažkokio, tai privacy policy, terms and conditions, daug dalykų, kur galėtų dažniausiai užduodamų klausimų temos. Tai galėtų labai daug informacijos surasti ir padėti gauti tą informaciją, bet dažnai žmonės irgi jos neranda. Tai čia yra beveik, galima sakyti, 40%. Feature paieškos užklausos, tai tarkim būtų neperšlampamas striukė. Kartais yra išmetamos tik tai striukės, bet aš nežinau, ar jinai peršlampama ar ne. Tai dažnai žmonės kažkokią savybę įmeta, kokią nori, kokio rūbo arba kažkokio tai daikto savybės. Tematinės užklausos, tai ar tie kalėdos, ar gimtadieniai, ar dar ir veda dažniausiai kažkokią tai temą, tai tarkim, nežinau, dovana draugiai, ar ne, ir nebūna dažniausiai irgi jokio rezultato. Tada yra compatibility, tai reiškia, kai, tarkim, mes nusipirkam nešiojamą kompiuterį, bet pametėm laidą pakrovėjo, bet nežinom, koks ten tiksliai turi būti, tai aš įveščiau kompiuterio pavadinimą tikslu
ir norėčiau, kad išmestų jo ir laidą, ar ne, tai yra suderinamumas tam tikrų produktų. Tai čia irgi yra tokia kaip ir didelė problema, 30%. Na ir paskutinis yra slengas. Čia galima įvesti ir tam tikrą momentą, kad ir su klaidos galimybė, arba, nes kaip ir slengas yra per brūkšnelį kalbos klaida, ar ne, tai reiškia, tu vedi kažkokį tai žodį, tai jūsų derinamumas irgi daro didelę reikšmę, pusę, galima sakyti, turi problemų su šitu. Tai čia labai trumpai tiesiog toks teorinis pagrindas, bet einant gilyn, toliau mes jau turėtume prieiti prie praktinių tokių dalykų ir aš gal perduosiu Gediminui pultelį, nes dabar jau Gedimino skaidrės ir Gediminas gal papasakos, kokius iššūkius būtent Lemonos parduotuvėje B2B sprendė, kokius rado ir kaip išsprendė, kurias lėktuvo dalis apšarvavot ir kiek lėktuvų grįžo. Tai Gediminai, prašau. Taip, tai dar kartą sveiki visi. Aš Gediminas, šiandien pristatysiu, su kokiais iššūkiais susidūrė mūsų verslas plėtodamas paiešką, bei kaip jos įsprendė, ką galbūt galėsite pritaikyti ir savo versluose. Tai pradžiai labai trumpai, kas yra Lemon Electronics. Esame lyderiaujantis elektronikos pardavėjai Baltijos šalyse. Turime 5 fizinės parduotuvės Lietuvoje, 1 Latvijoje. Turime 4 lokalizuotus e-shopus bei prekiaujame marketplace'uose, tokiuose kaip Amazon, eBay ar Allegro. Tai grįžtant prie temos, tai viena pirmųjų problemų, su kuria susidūrėme vystydami savo paiešką, buvo tai, kad kai kurios prekės turi ne vieną pavadinimą. Tai kad geriau įsivaizduoti, turbūt puikiausias pavyzdys būtų automobilių remonto sfera, kur išgirsti mechaniką naudojant taisyklingą lietuvišką automobilio detalės pavadinimą turbūt yra retenybė ir dažnu atveju yra naudojami žargonai. Tai lygiai ta pati situacija yra ir mūsų elektronikos srityje. Tad šiaip keletas pavyzdžių pateiktas skaidrėje yra. Tai pas mus klientai ieškodami išorinio maitinimo šaltinio neretai naudoja terminą powerbank arba ieškodami baterijų naudoja sinonimą elementas. Tai turint nelanksčią paiešką, abiejais atvejais klientas rezultatų negautų. Tad šiai problemai spręsti mes pasitelkėme sinonimų funkciją savo vidinėje paieškoje. Sinonimų funkcija leidžia mums suvesti papildomus prekių pavadinimus ir taip praplėsti rezultatus savo klientams. Sinonimus susirenkame iš darbuotojų patirties, kartais klientai palieka atsiliepimus, bet dažniausiai turbūt naudojame Google Keyword Planner įrankį, kuris puikiai tinka paieškos tobulinimui, kadangi leidžia išsiaiškinti, kaip dažniausiai klientai ieško prekių Google paieškos sistemoje. Tad populiariausią terminą, kurį pasiūlo įrankis, dažniausiai naudojame prekės pavadinimui, o visus alternatyvius, mažiau populiarius terminus susivedame kaip sinonimus. Kalbant apie žargonus, tai apie juos informacija internete gali būti sudėtinga susirasti. Tad mūsų su marketingu sprendimas buvo padaryti žaidimą mūsų klientams, kurie galėjo siūsti žargonų pasiūlymus ir laimėti mažus prizus. Tai mes per mėnesį surinkome per 100 žargonų pasiūlymų, kurių dalį panaudojame savo paieškos tobulinimui. Ir dabar į mūsų paiešką įrašius, tarkim, pripurkė ar tulpė, išmes atitinkamas prekes. Ir rezultate turime, kad pas mus puslapių be rezultatų sumažėjo 41% per 1,5 metų laikotarpį, kas iš savęs reiškia, kad kiekvieną mėnesį savo klientams papildomai parodėme po 150 000 produktų pasiūlymų, arba kitaip tariant impressions. Kad įsivaizduoti darbo dydį, tai mes tų žargonų esame susirinkę vos apie 200 populiariausiam savo prekiam. Tai darbas nėra didelis, bet iš rezultatų, ką matote, impactą turi milžiniškai. Tęsiant toliau, kita mintis, kurią plėtojame, buvo kaip įdarbinti turimus duomenis, kad paskatinti klientą priimti sprendimą apsipirkti pas mus. Kadangi esame ne nauja įmonė, turime per 30 metų pardavimo patirties,
Per tiek laiką esame sukaupę žinių, kurios prekės tam tikroje kategorijoje yra geriausios, labiausiai tenkina klientų poreikius. Tad pirmas sprendimas buvo būtent iškelti tas geriausias prekes į paieškos viršų. Ir čia svarbu paminėti, kad reikia iškelti ne brangiausias ar su didžiausiu antkainiu prekes, bet iš tikro geriausias, nes kitaip efektas bus priešingas. Tai čia pavyzdžiui, jeigu turite vienoje ar kitoje kategorijoje prekių, kurios yra top, tai yra turi geriausius pardavimus, geri atsiliepimai iš klientų, maži grąžinimai, pasistengkit, kad tokia prekė pagal susijusias raktažodžius būtų paieškos viršuje. Antras sprendimas buvo statistinis aukštą konversiją turinčių prekių iškelimas. Tai mes savo paieškoje sekame keletą rodiklių, tokių kaip paspaudimai ir pridėjimai į krepšelį iš paieškos, pagal ką galime apsiskaičiuoti mikrokonversijas. Tai taip pat prekės, kurios turi geriausią šį mikrokonversijos rodiklį, šiek tiek iškeliame paieškoje į viršų. Trečias sprendimas buvo pridėti konversiją gerinančius elementus į paiešką, kad jie būtų matomi paieškoje. Tai mūsų atveju tai yra lipdukai ir žymekliai, su kuriais komunikuojame apie prekiai galiojančias akcijas, pirkimo gidus, kupono kodus bei atsiliepimai ir vertinimai. Teigiamų atsiliepimų turėjimas prekiai gerina jos konversiją 20–30%. Ir ketvirtas dalykas, ką darome, tai organizuojame papildomą komunikaciją prekiams, kurios turi augantį susidomėjimą. Tai mes bent kartą į mėnesį pasižiūrime populiariausias ir didžiausią augimą turinčias paieškos frazes ir atitinkamai imamės veiksmų. Tai tarkim, šiuo metu populiarėja frazės su raktažodžiais LED, prožektorius, šviestuvas, kadangi tampa aktualiau apšvietimo prekės tamsėjančiais rudens vakarais. Todėl organizuojame pirkimo gidų ir akcijų sukūrimą. Ir rezultate turime, kad mūsų konversija sesijose, kuriuose klientas pasinaudojo paiešką, yra išaugusi 47%, irgi per 1,5 metų laikotarpį. Prie to pačio patarimas, tai kad klientai, kurie jūsų svetainėje naudojasi paiešką, turėtų turėti vidutiniškai 2 didesnę konversiją negu tie klientai, kurie nesinaudoja paiešką. Taip yra dėl to, kad klientai, kurie naudojasi paiešką, dažnu atveju yra toliau pažengę pirkimo tunelyje ir yra labiau motyvuoti pirkti. Tai čia kaip ir geras rodiklis, pagal ką galite įsivertinti, kaip kokybiškai šiuo metu veikia jūsų paieška ir ar reikia imtis kažkokių veiksmų. Ir kita mintis, kurį taip pat parodo šis rodiklis, yra, ant kiek svarbi bendrai yra paieška e-komercijoje. Kadangi gali būti, kad pas jūs sesijos su paieška sudaro tik tais 1/4 srauto, bet iš to 1/4 srauto tikriausiai ateina jūsų pusė pardavimo pajamų. Tai netgi nedidelis kažkoks patobulinimas paieškoje gali turėti nemažą įtaką pardavimų rezultatams. Taip, tai dar keletas minčių, kurias plėtojame, tai neturėjimas konkretaus produkto, kurio klientas ieško, bei kliento išėjimas iš svetainės atsidūrus puslapyje be rezultatų. Tai pirmai problemai spręsti puikiai pasitarnauja, ar turėjote omenyje funkcionalumas, kuris iš kliento įvestos frazės, nesant rezultatų, išbraukia vieną ar kitą žodį ir pasiūlo rezultatus pakoreguotai frazei. Tai pavyzdys skaidrėje, tarkim, klientas ieško konkrečios galios maitinimo šaltinio, kurio mes neturime. Tai funkcija išbraukia galios parametrą ir pasiūlo galingesnius maitinimo šaltinius, kurie galbūt tiks klientui. O antras problemą sprendėme tiesiog patobulinami savo puslapį be rezultatų, įtraukiant naršymą po kategorijas. Čia taip pat matome, kad didžioji dalis klientų gavę tokį puslapį neišeina iš svetainės ir toliau tęsia naršymą mūsų puslapyje. Ir rezultate turime tai, kad didžiąją dalį paieškų be rezultatų pas mus užkeitė, ar turėjote omenyje rezultatai, ir šiek tiek pagerėjo naršymas po kategorijas. O jei išreikšti rodikliu, tai mūsų paieškos bounce rate nukrito daugiau negu 2 per 1,5 metų, tai yra 62%.
Ir paskutinis patarimas prie to paties, tai kad internete yra nesudėtinga rasti bounce rate rodiklius pagal verslo kryptį, verslo šaką. Tai čia irgi kaip ir geras rodiklis, pagal ką įsivertinti, ar klientai randa jūsų prekes, kurių ieško jūsų svetainė. Tai būtų tiek. Tikiuosi, įžvalgos buvo naudingos. Ačiū uždėmesi. Ir pabaigai turim 2 QR kodus. Vienas kodas yra Lemonos dovana jum. Tai yra speciali nuolaida tam tikriem produktam. Tai turbūt žinot, kuris kodas, nes užrašyta Lemona, tai ten rasit nuolaidą. QR kodas be užrašo yra tas, kas nori pasiskaityti šitą atvejį ir panalizuoti jį giliau. Mes esame paviešinę internete mūsų puslapyje luposearch.com, galite jį atrasti arba tiesiog šitą koduką nusiskanuoti ir ten bus labai visa detali informacija apie tai, ką mes šiandien kalbėjom per šitas 25 minutės. Tai matau, mes dar turim kelias minutės, gal kažkas turit klausimų? Taip, mes turim klausimą. Ir jis susijęs su 8 išvardintomis užklausų problemomis. Ir klausimas, su kuriuom dažniausiai susiduria elektronikos pardavėjai arba bendrai Lietuvos e-verslai. Čia gal elektronikos. Ar čia labiau elektronikos vertikaliai? Klausimas prasideda nuo elektronikos, bet jeigu per siauras, tai galima bendriau apie Lietuvos e-verslus. Jo. Tai gal atsakysit. Gal kokios didžiausios problemos, tai atrodo tokias labai paprastos. Ta prasme, kad žmonės yra pripratę prie Google paieškos. Tai yra intuityvus įrankis ir visi juo naudojasi ir visą laiką randa kažkokį tai atsakymą, ar ne? Ir pas mus vis dar yra tokie, kaip mes vadinam, nearti dirvonai, kad vis dar taip aktyviai naudodamėsi paieška, mums neišmeta rezultatų. Tai yra toks labai paprastas dalykas, zero results. Mes šnekam 10 metų apie šitą dalyką, o iš tiesų tai išspręsti ir labai lengva. Kaip Gediminas sakė, ten did you mean, galima įvesti, galima kažkokias kategorijas parodyti, kažką galima parodyti. Nes niekada turbūt nebuvo taip, kad Google paieškoje kažko ieškant neišmes rezultatą. Kažką išmes. Tai bet kurioje parduotuvėje galima tai padaryti labai lengvai. Ir tai yra iš karto rezultatas finansinis, tą pačią akimirką. Tai čia toksai gal labiausiai matomas, toksai akį rėžiantis funkcionalumas gal ar problema, kurią yra lengva išspręsti. Klausimų iš auditorijos daugiau nėra, mano nedidelis komentaras tik tai. Mano mėgstamiausias paieškos momentas, kai aš ateinu į Lemonos fizinę parduotuvę ir bandau paaiškinti pardavėjui, kad pas mane šaldytuve ten nusprogo ta kažkokia konkreti lemputė. Ir jis paklauso, nueina, sako, va. Ir jis būna visą teisus. Gerai, tai ačiū, mylėjai. Ačiū jums.